priešininkė tų visų tinklinių marketingų. Bet kai pažiūrėjau, kad pradėjau kalbėti žmonėm apie tai, kaip gydausi, kaip mano sveikata gerėja, pradėjo vartoti žmonės ir tada tavęs paprašėm su Lina, kad tu sudarytum planą. Tu sudarai planą, sakai, kaip jūs norėtumėte eiti. Sakau, aš tikrai nenoriu įsitempti, labai lengvai, natūraliai, sakai, gerai. Ir tu sudarai mums tokį labai lankstų, labai tokį lengvą planą. Ir po porą savaičių tu mums skambini, sakai, palauk, merginos, jūs jau aplenkėt tą savo planą, kurį jums sudariau. Tai čia jau neblogas verslas gaunasi, tai gal nori daryti tą spartų augimą. Ir dar yra galimybės kelionę gauti, netgi nemokamai dovanų. Ir tada mes sutikom, sakom, gerai, o ką mes turim daryti? Tu mums sudarytą planą ir paklausė, ar jums tinka. Mes sakom, valio, darom. Ir mes ir tą planą peršokom kažkiek, jau nebekeitėm. Ir iš tiesų po metų laiko jau mes turėjom kelionę dovanų Turkijoje už $1000 viskas apmokėto, kur netgi kelionė iki oro uosto ir atgal mums kompanija apmokėjo. Tai iš tiesų man patinka, kas, kaip tu ir minėjai, kad niekas su bizūnu nevaro. Galų gale, net jeigu nesigaus, kaip aš sakau, tas planas, tai tu nuo to nieko neprarasi, ar ne? Nei finansų prarandi nieko. Būtent, nes kitoj, sakykime, vietoj, aišku, sakys, tu turi daryti planą, bet tu turi ten investuoti, tu turi užsipirkti, tu turi kažką padaryti ir natūraliai, kad paskui, jeigu tau nesigauna, tu prarandi tiek pinigų, tiek dar kažko. Šitoj vietoj, kaip žmonės iš karto, kai sudarai planą ir jisai yra, skaičiais toks nemažas ir jam kartais įsigąsta, aš bijau, sakau, bet tu nebijok, nes nieko neatsitiks, jeigu tu jo negyvendinsi. Tiesiog jisai bus kitoks, tas planas, jisai bus prastesnis, lėčiau einantis, bet jisai vis tiek bus ir tu vis tiek jo neprarasi. O galbūt... Ir baudų jokių nebus, niekas tave už tai nebaus, jokių pinigų nereikės sumokėti už tai ir visa kita. Taip, jeigu kalbant apie skaičius, tai ta bauda, jinai egzistuoja, kaip aš sakau, nes jeigu tu būdamas lyderis, mes prieisim prie to, jeigu tu būdamas lyderis nedarai 1500 ir turi po savim lyderį, kaip pat, sakykime, jūsų su Linute pozicija, ar ne, ir tu nepadarytum 1500, tik 500, tai kaip aš sakau, yra bauda, tu nusibaudi pati save, nes tu nuo Linutės gausi tik 8%, o ne 11%. Tai yra bauda, bet tai yra bauda, tu pati save nusibaudai, nes tu kažko nepadarai, kad tu gautum. Arba kitaip, tu nusprendi, kiek tu nori uždirbti. Čia netgi taip. Nori 11 uždirbti, ar nori 8. Jeigu ten tau, sakykime, tu kažko nepadarai, ką buvai susiplanavęs, ar ne, tai bausmė tau, tai tu ją natūraliai priemi, taip kaip, aš nepadariau, tai aš nenusipelniau to, ką, sakykime, tų papildomų 3%, ar ne, ar ten neapsidovanojau save, gali tau kitaip pasakyti, aš šiai dienai neturėsiu 3% dovanos savo, sakykime, ar ne, tai tiesiog, irgi įdomus tas variantas, kaip tu savo galvoji pasidarys, nes aš labai mėgstu irgi žmonėm pasakyti, kurie čia pradeda tą verslą, sakau, tu tiesiog pasidaryk savo dovaną kaip paskatinimą už tai, ką tu padarėjai. Save apsidovanok, sakykime, ir traktuok tai, kad tu gali savo dabar, sakykime, aš tikrai padariau šio mėnesio planą, jį net viršinau ir tu savo, sakykime, kažkokią dovaną pasidarai, tiesiog save paskatinti gali tokiu būdu. Tai čia mes visko prisigalvot galim. Tai man labai patiko, ačiū, kad priminei tą visą situaciją, šią truputėlį buvau užsiminus, kad iš tikrųjų tai yra lankstu ir man labai sudėtinga, kada manęs prašo, sudėliok marketingo planą, ką aš turiu daryti ir kaip aš turiu daryti. Sakau, galiu aš jį sudėliot, bet sakau, taip kaip aš jį sudėliosiu, sakau, man reikia pirmiausia pažinti tą žmogų, man reikia su juo pasikalbėti ir aš jam pasakysiu, kaip yra, nes tai, tiek yra variantų čia, kad sakau, piramidai tai yra, tu padarai tą ir tu gavai tą. Pas mus taip nėra. Pas mus tai yra įdirbis, tai yra pagreitis, kuris vėliau pradeda greitėti ir visa kita. Tai man labai sunku šitoj vietoj, gal ir mano asmenybės kažkur trūkumas yra, kad, sakykime, aš irgi iš tų žmonių, kur mėgstu eigoje viską keisti ir, sakykime, prie savęs prisitaikyti, dėl to man yra sunku labai tą tikslų pasidaryti tokį užbrėžtą dalyką. Nemėgstu aš to ir galbūt man dėl to nelabai sekasi. Tai jeigu dabar grįžtam prie to, ką mes turim šitame marketingo plane ir kas yra mūsų kompanijoje gerai,
Ir ko žmonės nelabai visada naudojasi, kad aš sakau, ai, nenori pas mumis registruotis. Ar ne žmonės? Nu, čia mes kalbam dabar žmonės, kurie plečia savo vartotojų ir klientų bazę. Nenori registruotis. Sakau, palauk, jeigu tu jam sakai iš karto registruotis ar ten dar kažkaip, jis iš karto įsitempia ir galvoja, kad jis jau turės kažkokį įsipareigojimą. Nes taip yra. Žmonės yra tokia nuomonė, kad jeigu kažkur mane įtraukia, aš jau turėsiu kažką daryti, bet tikrai nieko čia nereiks daryti. Visada man būna toks klausimas. Tikrai nereiks. Aš net nevartoju to žodžio registruotis. Aš sakau tik tai, aš jumis įtrauksiu į sąrašą, kur jūs galėsit pasinaudoti visom nuolaidom, kur jūs galėsit gauti minus 40% nuolaidą. Ar jūs norėtumėt būti įtraukta į kompanijos duomenų bazę, kad galėtumėte būti tas vartotojas, kuris nusipirks gamintojo kainom? Žmogus sako, jau noriu. Ir sakau, jūs dar turėsit galimybę, kaip maksimui, gauti gražą. Tik maksimui moka išleistis pinigus 1%, o čia jūs turėsite galimybę gauti ne tik 5%, o jeigu norėsite ir 10 ir daugiau procentų. Nes tai yra kaupiamoji nuolaida ir sakau, jūs dar papildomai galėsite susikaupti, kuri jumis visiškai neįpareigos ir jūs tiesiog vartodamas ir pirkdamas produktą, jūs gausite tą papildomą nuolaidą. Noriu, o ką man reikia padaryti? Sakau, nieko, jums reikalinga tik turėti vardą, pavardę, elektroninį paštą ir gimimo datą iš principo. O jeigu paskui norėsite užsisakyti produktą, jūs patys sistemoje įsivesit savo adresą, savo duomenis visus papildomai susivesite. Jeigu nenorėsite, galėsite niekada nieko nepirkti ir tiesiog jūs turėsite tą prisijungimą ir visą kitą. Aš tokiu būdu žmonės suteikiu galimybę jiem turėti prisijungimą. Ir kas yra įdomiausia, kad tie vartotojai, kurie yra įtraukiami į mūsų bazę, jie atsidarė svetainę, kažkaip tai užsimano. O, sako, čia ir eterinių yra, o, čia ir kosmetikos. Jie pradeda ten iš smalsumo viską landžioti, žiūrėti tose parduotuvėse, o čia ir tokį produktą. Nes kai tu jam pasakai, kad yra tas, atsiminkite tokį dalyką, kad žmogus girdi tik 20% informacijos. Tai natūralu, kad jis ramiai įlenda, be jokio spaudimo, be jokio įtempto klausimo. Ir jis pradeda žiūrėti, kas ten yra. Jis sako, o, blemba, man kažkas sakė, kad man magnio reikia. Ir cinko čia yra, dabar labai... O Jėzau, ir D čia yra. Nu, ir pradeda jis tada žiūrėti ir jam pasidaro visko reikia. Jis tada pradeda. Todėl aš visada sakau, kad pasistengkite žingeidiem žmonėm, kurie turi interesą, padaryti prisijungimus. Juk tai kainuoja tik 1,20 € ir aš sakau, jum nieko nekainuos tik įsigyti katalogėlį. Tai jūsų investicija tam, kad jūs galėtumėt gauti kompanijos kainomis produkciją. Ir tokiu būdu aš kaupiu tą vartotojų klientų bazę ir nežinau, kas iš jų išaugs. Taip yra tokių žmonių, kur ateina pas mus ir sako, man tai nieko nereikia, aš tik noriu nusipirkti, įsigyti produktą, aš tikrai neįsiu nedaryti. Taip, jie laiko neturi, jie tikrai ten nevaikščiu. Jis ateis, tu man sudėliok, man reikia to, aš ten įsigysiu, nusipirksiu, viskas tvarkoja. Bet, suprantate, bet dauguma paprastų žmonių, jie iš tikrųjų mėgsta ir turi laiko, ypatingai šito laikotarpį, dabar, kada ir karantinas bus ir visa kita, ir nepraleiskit šitos progos. Nes jeigu netyčia jam patiks produktas ir jisai pradės googlinti ir ieškoti, jie tikrai kažkur tai susiras ir kad nebūtų paskui skaudu, kad jūsų žmogus, kurį jūs pašnekintumėt, atsidurtų kažkokioje kitoje struktūroje ar pas kitą žmogų. Tegul jis būna jūsų vartotojas, tegul jis ir pats per svetainę niekada nepirks. Bet jis jau bus tarsi jūsų žmogus, kurį jūs kuruojate. Tai jisai bus žmogus, tas, kurio kontaktą jūs turėsite, apie jį niekada nepamiršite ir kuriam visada galėsite priminti apie kažkokią tai ar naujieną, ar tai dar kažką. Tai ir tokiu būdu, čia vėlgi aš žadu paprašyti mūsų Dianos, kaip jinai komunikuoja su tai žmonėm, kuriem vis primena, kad reikia kažką nusipirkti. Jinai labai šitoje vietoje gražiai ir fainai dirba. Ir aš manau, kad mes ateinančią savaitę tikrai kokią vieną dieną ištaikysim ir šitą padarysim tokį, kaip sakau, gabaliuko įrankio, kaip dirbti su tais tokiais paprastais klientais, kuriem primenant, kad reikia kažką nusipirkti ir ar įsigyti, ar kad šitoj kompanijoje yra kažkoks tai produktas, kurio galbūt šiai dienai jiem labai reikia. Tai va, tai tą vartotojų bazę susikurti yra labai lengva, todėl kad mes turim labai gerą dalyką, jog kiekvienas klientas įsigijęs katalogėlį už 1,20 €, jis turi galimybę gauti ne tik tai minus 40 nuo mažmeninės kainos, bet dar ir plus kiekvieną kartą už bet kurį įsigytą produktą jis gauti atgal kaupiamąją grąžą.
Tai tokiu būdu, sakykime, ta registracija yra tokia, kaip ir, sakykime, jį tarsi padaranti lojaliu šitos kompanijos vartotojų. Ir visada anksčiau ir vėliau jis vis tiek praeis 2 mėnesiais, galbūt vėl prisimins kažką tai įsigys. Toliau tie, kurie nori, sakykime, gauti daugiau, mes visada sakom, arba tu automatiškai, kas dar yra privalumas mūsų kompanijai, kad tu automatiškai netgi gali augti tais laipteliais, tiesiog būdamas elementariu vartotoju. Ir ką aš vakar irgi pasakoju, mes turim irgi tarp savo kolektyvo vieną narę, kuri visiškai niekada nesidomėjo nei marketingo planu, nei galimybėmis, nei visiškai jai tai buvo neįdomu, jai tik tai produkcijai norėjo įsigyti, ten mamai, tėtai, dukrai, vyrui, savo, ir jinai šį mėnesį tampa lyderiu. Suprantat, tai yra jau ta pozicija, nuo kurios prasideda verslas, kaip aš sakau, nuo kurios jau jinai turi galimybę net 30% gauti. Jinai tiesiog nustebo ir kai aš jai pasakiau, viskas, sakau, laikas pradėti darbą, nes tu jau tiek privalgi ir turi patirties geros ir daug gerų rezultatų, kad tu jau gali dalintis su žmonėm ir iš to uždirbti. Ir jinai sako, tikrai, o tai kaip čia dabar taip yra, o tai aš nieko nepaklausiu, o tai kas čia per dalykas yra, o tai tu man turėsi papasakoti, ką aš turiu dabar daryti. Sakau, nieko, tu tiesiog turi pasakoti žmonėm apie savo rezultatą, apie tai, kad tu jau gauni grąžą ir kad tu jau perki produktus nemokamai čionai, būdama viena. Ir sakau, tu tiesiog draugiai pasakyk, padaryk prisijungimą dar kažkam. Ir mes jau pradėjom komunikuoti šitą linkme, kad, sakykime, čia jau jai kurti savo struktūrą. Ir kalbant apie dabar mūsų laiptelius, ar visi čia yra matę mūsų kompanijos laiptelius ir žino tuos procentus, bent akyse ar yra matę? Monika, Aušra, Oksana. Jo, aš esu mačiusi, bet visai nieko prieš būčiau dar kartą pasižiūrėti. Aš žinau, aš tik paklausiu, kiek yra matę. Tai aš dabar šią dieną, aš tikrai nedėsiu jokių skaidrių, aš tiesiog paaiškinsiu trumpai, gerai, o paskui persiųsiu tiesiog jums skaidrės ir jūs tada jau žinosite, ką pasižiūrėti. Tai kaip ir sakiau, tas pirminis laiptelis, kur yra 5% grąža yra, tai yra tiesiog vartotojui ir paprastam žmogui, kur visada pareina nepriklausomai, kiek jūs perkate. Ar jūs ten vieną pastą nusipirkote, ar jūs ten nusipirkote visą rinkinį už 100 taškų, sakykime, nes mūsų produkcija, jeigu primenu, kas nežinote, viską, ką perkate, įvertinta taškais. Ir už tuos taškus mes gauname grąžą. Tie taškai, kurie yra mūsų žmonių po apačiai rekomenduotų, jie taip pat skaičiuojasi į mūsų grupinius taškus ir mes nuo jų taip pat turime galimybę gauti grąžą. Tik jeigu mes esam vartotojas ir parekomendavom tokiam pačiam vartotojui, natūralu, kad ir aš gausiu 5%, ir tas žmogus gaus 5%, ir aš nuo jo grąžos tikrai negausiu, nes, kaip ir minėjau, mes ne piramidė ir už rekomendaciją pasinaudoti šitą galimybę mes pinigų tikrai negausime. Išskyrus tai, kad tas žmogus padės mums augti laipteliais. Tai reiškia, padės mums tas žmogus su savo taškais ir aš su savo taškais, mums pavyks kartu paaugti, užlipti laipteliu aukščiau ir aš jau, reiškia, gausiu daugiau patirties, aš daugiau sužinosiu apie produktą ir aš jau patapsiu konsultantu, kuris, kaip ir jau vien tik pavadinimas sako, galėsiu pradėti konsultuoti žmogų ir nuo to gauti papildomas pajamas. Tai reiškia, kad aš užlipu laipteliu aukštyn ir aš gaunu sekantį 10%, o prirekomenduoju žmogų vartotojai, jisai gauna 5%, aš gaunu skirtumą tarp tų dviejų. Tai reiškia, nuo savo pirkimo aš gaunu 10%, o nuo to asistento, kuris yra tik pasijungęs pas mane, aš gausiu 5%, nes jisai irgi gaus 5%. Tai mes tą 10 pasidalinsime per pusę. Vėlgi, augant palaipsniui, aš galiu užlipti dar vieną laiptelį, kuris vadinasi menedžeriu. Menedžeris, čia prasideda įdomumas. Menedžeris gali gauti arba 15% nuo savo asmeninių pirkimų ir skirtumą tarp tų, kas yra po manim, arba 20%. Kas yra padidintos premijos? Ką aš ir sakiau, kaip, sakykime, save arba apsidovanot, arba nusibausti, ar ne? Nes natūralu, kada mes jau esam laipteliu aukščiau ir turime žmonių po savim, mes turime įdėti darbą, mes turime jam priminti apie produktą, tiem savo vartotojams, ne?
Mes turim jam pranešti apie akcijas galiojančias, mes turime jį pakonsultuoti, nes jau mes irgi turime patirties vartojant produktą ir, sakykime, jam parinkti kažką ar padėti įsigyti, ar techninę dalį kažkokią padaryti. Ir dėl to mes turim gauti grąžą, nes mes investuojam savo laiką. Tai natūralu, kad jeigu mes įdedam darbą ir kas mėnesį mes sugeneruojam tą mums priklausančią apyvartą, pavyzdžiui, Oksana, kiek aš žinau, jeigu tiksliai žinau, jeigu čia ta Oksana, jinai 3 mėnesius dabar sugeneravo po 400 ir tai padarė greitą startą tapti aukštesniu laipteliu, reiškia menedžeriu, ir jinai nuo savo taškų turi teisę gauti 15 arba 20%. Ir skirtumą tarp to, kas bus po ją. Reiškia 20% yra tokiu atveju mokama papildoma 5% premijos, jeigu jinai kas mėnesį savo kvalifikaciją padaro. Tai yra 400 grupinių taškų. Tada jinai gauna padidintą premiją. Bet kas yra įdomu, tai kad menedžeris ar lyderis, jisai gauna irgi 20%, tą patį gauna, tik darbo reikia padaryti mažiau menedžeriui. Tik jam reikia būti lojaliu. Tai reiškia kas mėnesį padaryti tą programą, kuri priklauso pagal jo kvalifikaciją. Bet nieko baisaus, kaip aš sakau, tai nėra, aš privalau, nieko tu niekam neprivalai ir niekas tau čia yra neprivaloma. Jeigu gausis, tai gausis. Jeigu negausis, gausis 15%. Jeigu tu surinksi tą 400 per 5 mėnesius, tai gausi 15%, jeigu ne kas mėnesį. Tai vėlgi, kaip sakau, nesigaldinkit, jeigu aš pasakau, kad tai yra kvalifikacija, pavyzdžiui, konsultanto 150 taškų, o menedžerio 400, lyderio 500 ar ten 1000, tai nesigazdinam, tai nėra privaloma, dar kartą sakau. Tai yra tiesiog, kad žinotume, kokį procentą mes gausim, jeigu padarysim tą arba tą darbą. Tai va. Dabar, kas liečia kitus žmonės, aš dabar neatsimenu, tiksliai mes vakar žiūrėjom apyvartą, bet berods ar ne Monika po 150 daro 2 mėnesius iš eilės? Padariau, aha. Monikai, Tai reiškia vėlgi, va dabar mes kalbam, jeigu tai, kad pradžioje Monika tai yra asistento pozicija, gaunanti 5%, tai nėra daug, bet tam vartotojui ir tai smagu kartais gauti tos kelis euriukus, sakykime, bet kaip supratau, Monika turi intenciją, sakykime, truputėlį daryti kažkaip tai aukščiau ir kažkaip galbūt rekomenduoti daugiau, galbūt susikurti savo tikslinę auditoriją ir visą kitą, ir jai natūralu, kad jau reikia būti laipteliu aukščiau, kad jinai už tai, ką rekomenduos kitiem, jau gautų kažkokį tai atlygį. 5% nėra daug, 10 irgi nėra daug, ir čia nėra dar verslas. Kaip aš sakau, verslas prasideda nuo lyderinės pozicijos ir nuo tada, kada mes pradedam ieškoti verslo partnerių. Tai yra tų, kurie dublikuos mumis, dublikuos sistemą ir darys tą patį, ką mes. Bet šiuo atveju iki lyderio, iki tos pozicijos, tai yra asistentas, konsultantas, menedžeris, reiškia, mes žiūrime, kaip labiausiai mums apsimoka gauti kuo didesnį procentą, tai kad mūsų produkcija mums kainuotų dar mažiau. Tai va, tai šitoj vietoj jūs teisingai padarėte, tai yra greitas startas, kur mes 2 mėnesius su grupė surinkdami po 150 taškų peršokam laipteliu aukščiau. Jeigu mums tai nesigauna ir mes suplanuojam, dar kartą pabrėžiu, tai nėra nieko baisaus. Jeigu mes per visą laikotarpį surinksim 500 taškų kumuliatyvių, tai yra bendrai per visą laikotarpį mes galim per visus metus surinkti, mes automatiškai vis tiek tapsime konsultantų ir vis tiek mes perlipsim tą laiptelį aukščiau. Lygiai tas pats su menedžeriu. Jeigu tapti menedžeriu tiesiog sukumuliuojant, privalgant, prinaudojant produkcijos už 3000 taškų, tada tiesiog kaupiamoji, kaip sakau, ar ne, prikaupėt tiek taškų, jūs irgi tapsit to menedžeriu. Jeigu nenorite kaupti ilgai eiti šituo keliu, jūs galite per 3 mėnesius po 400, automatiškai tik 1200 tada gaunasi, ne 3000, tam, kad palipti laipteliu aukščiau. Ir vėlgi tai ne jūsų taškai, dar kartą pabrėžiu, jūsų taškų gali būti tik tai 30 kas mėnesį. Tai yra viskas, ką sukumuliuoja jūsų vartotojai, jūsų klientai ir tai yra vadinami grupiniais taškais. Lygiai taip pat ir lyderis, bet su lyderiu yra labai daug variantų jį eiti.
Tai aš nenoriu net apie lyderį šiai dienai kalbėti, sakykime, nes čia reikia visai atskiros temos ir jau čia lyderių būti vienam be grupės, nėra didelės prasmės, sakykime, arba neturint žmogaus, kuris turi savo didžiulę klientų bazę, ar ne? Nes jau ten eina kalba apie 800 taškų kas mėnesį, ar apie 1500, arba per 2 mėnesius 3000 taškų, jau yra tai nemažai ir žmogus, kuris tik pradėjęs, sakykime, jam gali atrodyti, kuris iš vis nėra susidūręs su tinklinio marketingu ir sveikatinimo su būdu, gali atrodyti truputėlį gal ir baisoka, bet jeigu jisai pasiryžęs daryti tam tikrą darbą, mielai mes jį aptarsime ir parinksime jam būtent, kaip ir sakiau, tą planą, kuris jam bus komfortiškas ir mes padėsime jį gyvendinti. Nes pas mus kompanijoje yra dar vienas nuostabus dalykas, kuriuo aš, aišku, nepiknaudžiauju ir nesakau, kad nepiknaudžiautų kiti žmonės, bet tai yra viena nereali, tokia kaip pavadinčiau, fiškė, kurios praktiškai neturi ne viena kompanija ir mes ant jos labai gerai žaidžiame. Tai reiškia, kad taškai yra mūsų nuosavybė. Ir tai, ką mes nusiperkam ir gauname už tai taškus, tai nėra kompanijos jau taškai, tai jau yra jie mūsų. Ir mes sprendžiam klausimą, ką su jais daryti. Mes galim juos pataupyti, padovanoti, parduoti, paskolinti. Ir viską, ką tik tai norime su jais galime daryti. Todėl, sakykime, kaip daugumose kompanijų vykdant mėnesinę kvalifikaciją, mums gale mėnesio pritrūksta, ką daro mentorius iš kitų kompanijų. Aš esu girdėjus. Gale mėnesio skambina ir sako, tau reikia padaryti, tu turi nusipirkti, nes tau trūksta. Ir iki kvalifikacijos tau būtinai reikia padaryti. Ir tavo žmonėms reikia paskambinti ir pasakyti, kad jie turi kažką tai nusipirkti ir visą kitą. Tai yra be galo didžiulė įtampa. Ir pas mane yra atėjusi struktūra, sakykime, iš kitos kompanijos, kuri kas mėnesį tiesiog bijojo mėnesio galo, nes mėnesio gale pradeda skambinti jų mentorius ir jiems sakyti, kad jie turi pirkti, turi daryti, nes jiems trūksta, nes mentoriui irgi trūksta, nes iki kvalifikacijos. Suprantat, ir ką jis daro, spaudimą, ją pačią nuleidžia. Ir žmonės dažniausiai to bijo mėnesio galo, nes jiems kažką reikės daryti. Šiuo atveju, ką mes ir su Linute vakar pasijuokėm, atsidarom, pasižiūrim, žmogus daro kvalifikaciją ir jam ten trūksta 3 ar 5 taškų, sakykim, argi tu skambinsi žmogui ir sakysi, kad tu privalai nusipirkti bent pastos, nes tau trūksta 3 ar 5 taškų. Nes, kažkaip ir tam žmogui bus nesmagu ir tas žmogus sakys, tu savo, aš nieko čia nepirksiu ir man ten tie 10 tavo procentų ar 5, ar ne? Bet kaip aš sakiau, paėmiau, aš jam net neklausius, net nesakius, pervedžiau tam žmogui tuos 5 taškus, jisai pasidarė tą savo kvalifikaciją, jisai gavo atlyginimą tą 10 procentų, jisai apsidžiaugė, jau jam produktas gavosi nemokamai. Jeigu jisai bus malonu, sakykime, aš jam pasakysiu, kad aš jam paskolinau 5 taškus ir jeigu tu norėsi, gal gali man gražinti juos, jisai mielai tau gražins, man atrodo, tuos taškus, kuriuos ten jam pridėjai, nes jisai gavo, negražins, tai jam bus tiesiog dovana, arba šiaip aš kaip mentorius galiu jam padovanoti, nes kitą kartą aš pridedu ir 50 taškų paskolinu, bet jam nieko nesakau. Man labai patiko kolegė, kai sako, sako, aš tai nesigilinu, sako, aš žinau, kad jeigu man trūks, tu ten patvarkysi, paskui pasimsi, paskui ten susigražinsi, sako, viskas gerai, sako, aš tik žinau, aš patenkinta kaip lyderė, sako, aš pasidarau kvalifikaciją, sako, jeigu man ir trūks, aš per daug nesuku galvos ir neįsitempiu. Nes vėlgi, aš žinau, kad aš gerą mentorių. Aš irgi neįsitempiu. Kuris paskaičiuoja, pažiūri, sako, kaip man geriau ir padaro, kaip man geriau ir nekvaršina man dėl to galvos, nes aš ten neturiu laiko sukti. Aš gaunu tą padidintą procentą ir man viskas tvarkoja. Nes aš iš tikrųjų pati žinau, kad kam sukt žmogui galvą. Jeigu tu žinai puikiausia, kad jisai paskui vėliau kažką padarys. Bet jūs supraskite tokį dalyką. Tai čia tik mes turim savo kompanijoje tokį didžiulį privalumą, kad mes galime šitaip manipuliuoti taškais. Suprantat, mes su jais galime daryti, ką nori. Tai yra vienas iš dar tokių pliusų, ko neturi niekas kitas. Nes kitoj kompanijoje tu niekaip nepervesi iš savęs taškų, nes tas žmogus tik privalės nupirkti. Ir tai reiškia nupirkti per tą mėnesį ir viskas, mėnesis užsidarė ir tu nieko nebegali padaryti. Jeigu iki 31 dienos, kaip šiandien yra, tu nepasidarai kvalifikacijos, tai tu nieko ir nebepakeisi. Viskas. Tu iki šiandien 12 nakties turi kažką padaryti. O pas mumis mes iki 5 dienos žiūrim, ką mes galim keisti savo sistemoje, manipuliuoti su taškais, uždaryti, dadėti, pridėti. Ir mes tiek laisvai jaučiamės, kad mes šitoj vietoje dar turim vieną galimybę neįsitempti, netgi darant kvalifikaciją. Nes kai aš dariau kvalifikaciją Ameriką,
aš pasiskambinau savo mentoriui, man paskutinį mėnesį pritruko 1500 taškų. Nu tai ką, aš turėjau variantą, arba prisipirkti produkcijos, ar ne, kurios man realiai nereikia dabar ir jinai stovės, arba tiesiog aš vis tiek gausiu atlyginimą ir aš iš jo kažką tai nusipirksiu ir kitą mėnesį aš vis tiek tikrai pirksiu ir aš atiduosiu. Aš tiesiog pasiskambinau savo mentoriui ir paprašiau, sakau, man 4. mėnesis kvalifikacijos, nes aš tada kvalifikavausi į Amerikos kelionę. Ir sakau, gal gali man paskolinti 1500, nu man mielai paskolino 1500 taškų. Aš ją atidaviau praktiškai po savaitę. Ir nei aš įsitempiau, nei investavau pinigų, suprantat, neinvestavau iš pinigų, nei prisipirkau maišų krepšių ten produkcijos, kurios ką žinau, ar man jos reikės, ar ne, aš paskui ramiai savo pasiplanavau, susirinkau klientus, nusipirkau to, ko man reikėjo ir atidaviau tiem klientam. Bet koks yra privalumas, sakykime, šičia. Tai va čia va tai, kad lyginam su kitom kompanijom. Dar noriu papildyti tave, Daina, apie tos privalumus mūsų kompanijos, kas man patinka ir suteikia tokio nustabilumo, ar ne, kad susikūrus jau savo struktūrą, tampant lyderių ir aukščiau, tai yra visą gyvenimą, tol kol tavo struktūra dirbs, tu gausi atlyginimą. Taip. Viskas, niekas tau nebus atimta. Ten tik tais klausimas, kiek tu nuspręsi dirbti ir kiek tu norėsi gauti, bet vis tik tai tavo struktūra neišlieka. Taip. Netgi kai tu vakar minėjai, netgi kai tave perauga tavo žmogus, tu vis tiek gauni iš jo pinigų. Tikrai taip. Iš jo struktūros. Mažiau, kaip tu aiškinai, bet vis tiek gauni. Nuo tavo įdirbio priklauso, kiek tu nori gauti, bet iš tavęs niekas nebus atimama. Kadangi tinkliniam marketinge, žiūrėkit, piramidai tai yra va šitaip stovi, ar ne? Ir tu visada, dėl ko sako piramidai, visada, jeigu tu čia stovi ir turi va čia va gerai, tu visada gausi ir nusigriepsi liūto dalį. Pas mus yra, galima sakyti, arba saulytė piešiam, arba lygų. Ir čia eina į gilį viskas, ar ne? Ir toliau ir į plotį. Į taip ir į taip. Tai faktiškai, jeigu čia yra nusitęsus, kaip aš sakau, sasyska, ar ne, tai natūralu, kad tau sasyska dar ir čia reikėtų išauginti tam, kad tai būtų, nu kaip žino, ta sinusoidė, ar ne, kad jinai būtų lygų viskas ir gražu, tai turi ir čia būti, nes tai nėra piramidė, supranta? Tai jeigu tu darbo čia nepadarei, tu mažiau gausi čia. Jeigu tu biški padidinai čia savo darbo krūvį, tai gal ir padidės čia automatiškai tau. Vat ką aš kalbėjau apie tą nusikirtimą, kada tu turi gerus žmonės. Tai vat piramidė yra augantis, tik tai pasistatei 2 žmonės ir nieko gali daugiau nedaryti, kaip sakoma, o šitoj vietoj ne. Tu turėsi, norint gauti čia nuo gero žmogaus, ar ne, į apačią, į gilį. Ir čia įdėti savo darbo. Taip pat, tai kaip tu sakei, taip, dar vienas iš privalumų, kurį aš jau tikrai visai pamiršau ir labai gerai ačiū, kad primeni, yra kitose tinklinio marketingo modeliuose, kad jeigu tu pasiekiai tam tikrą poziciją ir tu turi vos ne 10 mėnesių per 12 mėnesių, nu per metus, ar ne, tu turi ją išlaikyti tą poziciją, nu kaip sakykime lyderis, ar ne, tampi lyderiu ir 10 mėnesių tu turi išlaikyti tą lyderinę poziciją. Jeigu tu tik 9 išlaikai, tu nukrinti atgal ir tu vėl turi viską daryti iš naujo. Nes man ateina ir užduoda klausimą, o sakykime, jeigu aš nepadarysiu, ar aš neprarasiu to savo pozicijos. Patikėkit, niekada neprarasite savo pozicijos. Jeigu jį užsitarnavot, tai bus visam likusiam gyvenimui. Netgi pas mumis yra žmonės, kurie, sakykime, dėl kažkokių aplinkybių tiesiog nustojo čia pirkti, nustojo kažką daryti, išėjo, nieko nebedarė ir, sakykime, sugalvojo, kad paskui prisiminė po pusės metų, jau kurių net nėra mūsų sąraše, ar ne? Prisiminė ir sako, ar aš turėjau kažkada ID, o gal ten jis dar veikiantis, sakau, žinoma, veikiantis, mes tą ID pasiskambinom, iškėlėm iš archyvo, jį atgal aktyvavome ir žmogus grįžo su statusu, kokį turėjo, sakykime, lyderinį konsultantą ar menedžerį. Netgi ten visi kumuliatyvūs taškai jo buvo sukritę. Ir netgi jeigu buvo pinigai, jie irgi yra likę. Jūs įsivaizduoja, kompanija net nenuliavo jokių nei pinigų, nei taškų, nei statusų. Tai va dar vienas iš, pažiūrėkit, kokių humaniškų dalykų, net jeigu žmogus apsigalvojo ir kurį tai laiką nieko čia nedarė ir pamiršo apie šitą kompaniją, mes tikrai turim savo struktūrą atveju, kur moteris grįžo po 10 metų. Po 10 metų grįžo. Įsivaizduoja? Ir mes atkūrėm ją ID numerį ir jokių problemų, visiškai jokių problemų. Tai užtenka skambučio į ofisą arba laiško į ofisą ir
tai yra viskas atkuriama. Ir beje tai nemokamai atstatyti, atkurti, sugrįžti. Taip, visiškai. Ir nėra kasmetinio mokesčio kažkokio, abonemento nėra, nieko daugiau nėra, jokio mokesčio. Tikrai taip. Tai va, tai sakau, tiek yra daug privalumų, sakykime, kompanija, kur tikrai pirmiausia, kompanija žiūri į patį vartotoją ir į tai, kad sudaro tau visas sąlygas, neįsitempti, o tiesiog naudotis gerų kompanijos produktų, nes tiesiog pačios kompanijos misija yra tokia pirmiausia pagalba žmogui. O toliau jau marketingas, jau tada, sakau, pats žmogus žiūri, kaip jisai nori iš to turėti, kad produktas veikia ir kad jo visi nori ir kad ieško šiai dienai, pasinaudokit tą galimybę. Pasinaudokit turėti nuostabų įrankį, su kuriuo mes tikrai galim visi susikurti tas pasyvias pajamas ir to tikrai įrodymas ir Svetlana, ir Linutė, ir aš, kurie galbūt nėra taip, kad labai jau kaip, agresyviai eina į tą rinką ir labai dirba ir kiša, nes daugam susidaro tas įvaizdis, kad, sakykime, visi tinklininkai vaikšto su buteliukais ir per prievartą visur kiša. Kad nueina į kokį vakarėlį ir daugiau apie nieką nekalba, tik apie savo papildus ir būtinai ten visiems pribruka. Pas juos baisu ateiti į svečius, nes jeigu tu tik ateisi į svečius, tai amžinai prasidės prezentacijos. Toks yra vaizdas susidaręs, bet nebūkim tokie. Mes gerbkim save, gerbkim savo įrankį, gerbkim kompanijos produkciją ir gerbkim pačią kompaniją. Ir nereikia padaryti to spamo visur absoliučiai ir su viskuo. Aš iš principo, jeigu vakarėlio metu manęs kas nors paklausia, aš nieko nesakau, tam yra kitas laikas, tam yra kita tema. Ir dėl to, sakykime, manęs nebijo nei niekur kviesti, nes aš nesu tas spamintoje, o tikrai manau, kad daug kas pastebėjote, kad tokių žmonių yra. Ir baisu juos kai kur kviesti, nes iš tikrųjų jie daugiau apie nieką nekalba ir neturi kitų temų. Ir jiem yra akis paklaikusios ir kuo daugiau parduoti, atiduoti. Ir taip jie sugadina rinką. Mes to nedarom ir to nedarykime ir mes būkim profesionalais, kaip sakau, ir naudokimės teisingai tiek procentais, tiek taškais, tiek produktais ir bus viskas gerai. Ir pirmiausia, misija padėti žmonėm, ne tik tai sveikatos prasme, bet ir susikuriant pasyvias pajamas ir, žodžiu, galima net ir tą gyvenimo visą kokybę pakeisti, tikrai galima, net ir tokiem tingiem kaip aš, tai yra įmanoma ir viskas įveikiama. Kokie klausimai? Man dar noriu papildyti, labai patinka filosofija mūsų kompanijos, ar ne, rūpinimas į žmonių sveikata, kuriant stabilų verslą. Tai yra filosofija. Ir aš galvoju, tai suderinami dalykai, ar ne? Pagalba žmonėms ir plus kuriant stabilų verslą. Va, tas žodis stabilus man irgi patinka, raktinis. Taip, tai stabilumas iš tikrųjų iš to kompanijoje yra įmanomas, nes dauguma, vėlgi, irgi jeigu analizuojant tinklinio marketingo kompanijos, tai daug kas įsivaizduoja tą kreivę. Up, down, up, down. Pas mumis ne. Pas mums taip natūralu, kad ta kreivė nėra va tokia va. Ar ne? Nes tai įtakoja viskas, gyvenimo būdas, gyvenimo šitas sezonai, visa kita, ar ne? Nes tas produktas toksai yra, sakykime, bet mes prisitaikom, pas mane iš vis nėra svyravimų, bet vis tiek tai yra stabilumas, kilimas į viršų ir jis tikrai nenusileidžia, nebent tu pats nuspręsi čia tame visame nedalyvauti. Bet šiaip iš tikrųjų, nes žmogui rekomenduojas, iškart gauna rezultatą ir visą laiką yra kilimas. O sakykime, tai apie tą stabilumą mes ir kalbam, kad bet kokiu atveju čia nereikia stresuoti, įsitempti ir ten to nebus, kad jeigu visai nieko nedarau, nes tarp kitko, galvoju, kad tik nepamirščiau šitą atvejį. Kai mes kalbėjom apie pasyvias pajamas, aš noriu pasakyti, teisingai sustatytas verslas ir teisingai viskas padaryta. Mes turim savo kolegę, kuri tikrai turėjo labai didelių sveikatos problemų ir 1,5 mėnesio buvo absoliučiai iškritus iš konteksto. Dėl to, kad negalėjo, sakykime, valdyti fizinio kūno, kalbos ir buvo atimta, sakykime, visos tos pakankamai tokios svarbios dovanos dirbant tokį verslą, ar ne? Ir jinai, būdama reabilitacijoje 1,5 mėnesio ir gulėdama ligoninėje, natūralu, kad jinai negalėjo dirbti savo darbo, ar ne? Jinai po šiai dienai, pati vakar sakė, aš dar po šiai dienai, po 2 mėnesių nesu gavus nei cento, nei iš sodros, nei iš valstybės, nei iš darbo, nei iš nieko. Ir jūs įsivaizduokit, kaip gyventi 2 mėnesius žmogui turinčiam nulinės pajamas, o jinai mūsų kompanijai buvo iškritus tikrai iš mūsų kompanijos tam tikram laikui. Jinai gavo didesnį atlyginimą negu dirbdama čia ir būdama fiziškai visiškai sveika. Ir žmogus visiškai buvo nustebęs, kad jisai sako, viešpatie, kaip taip gali būti? Aš nieko nedariau šį mėnesį, man net gėda pasimti, sako, algą
už tai, kad aš nieko nedariau, tai žmogus tikrai taip ir įvardino. Man sako gėda, kad aš tiek mažai dirbu. Bet suprantat, kad čia ir yra tikrosios pasyvios pajamos, kad jeigu aš viską pasidariau teisingai, aš galiu miegoti, atostogauti, keliauti, sirgti ir aš vis tiek gausiu pinigėlius. Daina, aš norėčiau, kad tu dar trumpam užsimintum apie tas dvi galimybės greito augimo, greito starto, ar ne, kur yra vipinė programa ir auto programa. Trumpai gal neišsiplėti. Gerai, jeigu mums čia neįsijungs vėl. Vipinė programa, kaip aš ir sakiau, pagal marketingo planą yra 3000 taškų ir tikrai, kas ateina ir labai nori žmonės čia iš karto pamatyti pinigus ir pajausti ir iš karto į lyderius ir kurti savo struktūras, aš tikrai labai rimtai patariu apsvarstyti šitą galimybę. Per kitą yra video, Svetlana gali persiųsti, aš galėsiu netgi duoti įrašą, Svetlana galėsi savo grupę pasitalpinti ir ten skaidrės yra ir automobilio programos ir visa kita. Tai reiškia, ta programa pagal marketingo planą padarius 3000, tu tampi lyderių per 2 mėnesius nuo registracijos. Bet tik tai 3 mėnesį tu pradedi gauti lyderinį procentą. Mes turim lyderio programoje pagreitintą variantą, kad tu jau 2 mėnesį gauni lyderį ir lyderinius procentus. Tai yra VIP programa, kuri dar egzistuoja ir rekomenduoju ją pasinaudoti. Tai kaip aš sakiau, video detalų jūs pasižiūrėsite ir rasite. Ir mes turim tikrai to žmonės, kurie ateina, ir tai nėra daug, tas 3000 per 2 mėnesius. Jeigu mes imsim, sakykime, ten susidėlios, jeigu po vieną buteliuką žiūrėsi, tai yra daug, bet šiaip po vieną niekas neperka. Tai yra šeimai perkantis žmonės, tai tikrai nėra daug, kas eina į tendencingai verslą ir jau 2 mėnesį gauti 500 eurų atlyginimo, tai yra tikrai labai neblogas variantas, kaip pirmai pradžiai. Tai va šitas variantą, kaip aš sakau, jis yra ir rekomenduotas naudoti ir tie, kurie pradeda verslą ir ypatingai orientuoti į Europos valstybės, kur mes dabar nuo Liepos mėnesio atidarėm 26 valstybės Europoje, kur yra perkamoji galia, kita ekonominė padėtis, kita ir žmonės vis tiek ieško tos produkcijos už tai, kad dabar sveikatinimasis ant bangos. Tai natūraliai, kad galima iš karto siūlyti šitą programą kaip greito verslo pradžios startą. Va, ir automobilinė programa, kaip aš jau ir minėjau, aš jau 3 automobilio savo ieškausi, sakykime, ir tai kompanija išmoka nuo tavo padaryto darbo, už tai, kad tu padarai. Ir tai, vėlgi, įvardinsiu tai, kad ne mažiau 4000 pirmoje eilėje su savo grupe, kada tu vykdai šitą planą, tu turi teisę pasirašyti 4 metam kontraktą ir kas mėnesį nuo tavo apyvartos kompanija moka papildomus pinigus automobiliui. Ir kai Svetlana manęs vakar klausė apie atlyginimą, aš pamiršau dar pasakyti, jog man prie viso to, ką aš gaunu atlyginimą, šiai dienai man kompanija dar 500 eurų moka už automobilį, kurį aš galiu lizinguotis ir natūraliai pagal tai, kiek aš gaunu už šitą kontraktą, aš galiu žiūrėti, kokio brangumo automobilį aš galiu savo turėti. Vėl kompanija... Ir už kurą gauni turbūt, ar ne, Daina? Dar už kurą negaunu, nes direktoriai gauna už kurą nuo kiekvieno savo lyderio, tai čia dar vienas prie marketingo plano, bet automobilio programa aš gaunu būtent už automobilio lizingavimą, aš gaunu kas mėnesį, šiai dienai 500 eurų ir todėl aš galiu rinktis automobilį pagal savo poreikius, pagal savo brangumą. Pirmasis mano automobilis kainavo apie 25 000, aš jį iš salono pirkau, kas mėnesį aš gaudavau išmoką, prieš 6 metus tą aš programą pradėjau dalyvauti, aš gaudavau man lizingas buvo apie 170, aš gaudavau išmoką apie 250 eurų ir natūraliai aš automobilį išsimokėjau žymiai greičiau ir galėjau automobilį įsigyti ir vėl dalyvauti programoje. Tai automobilis lieka man, aš jį parduodu, perku naują ir tokiu būdu aš